Tai jinai susirgo 2012 vasario mėnesį. Jinai jau gimė. Steratoma tai yra nepiktybinis navikas ant uodegikaulų. Kaune niekas neoperavo, neapsiėmė, nes buvo sugedę migdymas vaikų kūdikių. Atsidūrėm Vilniui, nes pradėjom ieškoti, kur mums reikia daryti tą visą operaciją. Tai tenais padarė visus tyrimus, mus išoperavo, paleido, mes taip gyvenom, mus prižiūrėjo, gyvenom iki tų 2 metų. Kai 2 metų darė tyrimus, pasigaunasi, kaip yra operacija to auglio, yra pjūvis va taip padaryta. Ir tos odos mazge atsiradęs yra augliukas. Jisai centimetrų gylio. Ir po mėnesio jau buvo 4 savaitė. Pirmąjį mus paguldė jau į skyrių onkologinį, nes mes dar nežinojom diagnozės. Antradienį jau pradėjo chemoterapiją preliminarią, o trečiadienį jau mums pasakė, kas per liga. Ir tada padarė operaciją, kad galėtų gyventi. Tada vieną kartą tiesiog buvau palėpėj, radau ir sakau, iš kur čia tas kamuolys, kada mes jį turėjom. Ir man pasakė, kad čia atėjo į mano palatą ir pasirašė visą Žalgirio komandą. Prieš 13 metų ant to kamuolio pasirašė ir Rimantas Kaukėnas. Atsimenu, tėtis ištraukė iš spintos kamerą, ten tokią muilinę, ten tiesiog Sony, kažkokia sena kamera. Ir tada kažkaip galvoju, visai gal įdomus daiktas. Ir pradėjau fotografuoti 20 metais ir visai patiko. Ir draugus fotkindavau, realiai ką pamatydavau, tą fotografuodavau. Tada nusprendžiau, kad aš noriu rimtesnės kameros. Kai atėjau, aš galvojau, kad aš gausiu ne tą kamerą. Aš labai jaudinaus, galvojau, ne ta bus kamera, kažkaip ne ta nuojauta buvo. Ir tada ateinu ir pamačiau tos skaičiukus XT5 ir aš jau galvoju, eik tu savo, čia negali būti, čia rimtai, čia ta kamera, kurios aš realiai norėjau beveik visus metus. Tai labai apsidžiaugiau. Ir tiesiog dabar galėsiu visur nešiot kamerą, galėsiu visada fotografuoti, ką pamatysiu, kažką gražaus. Ačiū Monami kepyklėliai, kad išpildėt mano norą. Jūsų gerumas virsta gražiausiomis herojų svajonėmis. Ačiū Jums, kad esate kartu.